Trečia dalis. Laba diena. Kodėl tu jos man dar neatvedei? Ką? Aš atvesiu ją greitu laiku. Gerai, bet jeigu dar sykį neatvesi man jos greičiausiu metu, aš žinai pati, kas tau bus. Eik. Palauk, kas čia buvo? Tai reiškia jis su juo... Na gerai, pažiūrėsim, kaip bus toliau. Reikia greitai bėgti namo, kol jinai manęs nepamatė. Kad jinai nesuprato, kad aš buvau pas ją. Gerai. Labas, tu jau grįžai? Taip. Neradai nieko medžioti? Ne. Tavęs nieks neužpuolė? Ne. Na gerai. Tu draugauji su medžiokliais? Ne. Na gerai. Žodžiu. Gal tai buvo tiesiog kažkas... Nu, tikiuosi. Pažiūrėsim, kas bus toliau. Taip. Ką dabar padarysim? Na, nežinau. Ką norėtum? Aš norėčiau... Nežinau. Man jokio skirtumo. Gal eime pailsėti dėl to, nes aš jau pavargau čia visur vaikščioti. Nu, galim. Jau užmigo. Nu. Gerai. Žodžiu, nieko tokio. Oi. Gerai. Aš einu pasivaikščiosiu tada. Mija, gerai? Gerai, Emilija. Ate. Aš likau savo namuose viena. Na gerai. Nieko tokio. Jie kažkodėl jau ilgai nepareina. O jeigu jie medžiokliai suėmė, reikia bėgt padėt. Aš jūs pagausiu. Kaip tu? Tu nesusižeidai? Ne, man viskas gerai. Gerai, eime į mano namą. Kuo greičiau, kol jie tavęs nesuėmė ir manęs. Bėgam. Na va, jau ir atėjom. Mes dabar saugu. Taip, kaip jisai tave... Kodėl tave... Kur tu buvai, kad jisai tave... Viską papasakojus iš eilės, kas čia buvo iš vis. Kur tu buvai, kad jisai tave pamatė ir kad jisai tave gaudyt pradėjo. Aš buvau tiesiog ten atsigerti prie upės ir jisai mane suėmė.
Būk atsargesnė kitą kartą, dėl to, nes aš tavęs daugiau. Pati saugokis, bandyk pati saugokis. Aš džiaugis, kad aš tave išgelbėjau. Gerai, bėgam. Einam pailsėti, jau naktis. Eime. Mūsų lova yra štai ten. Jo. Gerai. Labanakt. Na, pats metas. Pats laikas eiti. Gerai. Reikia jas neprižadinti. Labas. Labą dieną. Kodėl tu jos dar neatvedė jau? Dar. Tu neatvesi arčiausių metu. Tu pati žinai, kas tau bus. Nu, bet aš... Kodėl tu jai padėjai? Aš įsijaučiau ir aš pagalvojau, kad aš jos draugė. Daugiau taip niekada nedaryk. Atsiprašau. Atleista. Eik. Kur ji dingo? O jeigu jie medžioklius sučiupo? Gerai, reikia eiti padėti jai. Vis tiek. Tai kodėl tu jos dar vis nesučiupai? Ir kodėl tu jai padėjai? Aš įsijaučiau ir aš... Atsiprašau. Gerai. Pati žinai. Jeigu tu arčiausiu metu jos neatvesi čia, pati žinai, kas tau bus. Viskas. Atleista. Eik. Tai kas čia buvo? Reikia eit greičiau. Mama, miegot. Vėl. Ji dar vis miega. Gerai. Reiškia, jinai nieko nežino. Gaila. Aš pamelavau savo vardą. Blemba. Iš tiesų mano vardas Nu, tikrai ne. Iš tiesų mano vardas Sofija. O jos kažkokia Emilija. Na jau. Taip, žodžiu. Dabar reikia vėl miegot, kaip niekas nebuvo. Nieko nebuvo. Gerai. O, jau rytas. Kelkis. Labas rytas. Labas. Ką sapnavai? Aš viską gerai sapnavau. Viso gero. Viską gero. Aišku. Aš sapnavau tokį sapną, kad tu, ten buvo kaip tu ir tiesiog nuėjai prie medžioklio ir tu su juo kalbėjai apie mane. Nu, žodžiu, supratai. Nu jo, bet aš niekur nebuvau matęs. Bet aš girdėjau, kad kažkas ir dar aš girdėjau, kad kažkas prie manęs yra. Ten tu buvai? Ne, aš niekur nejau. Nu, gerai. Tai ką dabar, ką
Nežinau, kad nėra ką veikti. Grinai. Palauk manęs čia. Aš nubėgsiu. Man reikia nubėgti. Arba... Einam. O tu nori eiti ten kažkur pasivaikščioti gal po mišką. Arba ras dar draugų dar jam. Nu, žodžiu. Nu, galim. Einam. Tada einam, einam. Palauk, aš nubėgsiu biškį... Žodžiu, aš nubėgsiu biškį, man reikia atsigert, aš noriu. Na gerai, eik. Gerai, paskubėsiu. Lauk. Labas diena. Labas. Kodėl dar jos pas mane nėra? Suprantat. Taip yra, kad kas? Žodžiu. Aš čia tuoj pabandysiu atvesti. Dėl to, nes jie... Aš atsimenu, kur jie. Gerai. Aš jums atvesiu. Nu gerai. Bet duodu tau. Duodu tau 3 valandas maksimum. Ką? Aš nespėsiu. Čia kelias ilgas. Tu galvoji, man įdomu, koks ten kelias. Na gerai. Gerai, bėk ir kuo greičiau. Taip, man dabar reikia. Man reikia bėgti. Tik aš nežinau, į kurią pusę. Jinai mane specialiai į mišką į vidurį miško atsiuntė, kad aš pasiklyščiau ir kad aš negalėčiau išeiti. Ką man dabar daryti? Aš nežinau. Sugalvojau. Aš atsimenu, kur upė. O prie upės mano namai. Bėgam. Na va, aš jau ir prie upės.